Apsim, dabar yra Liepos 6 diena, mes plaukėm į Jonavą, įplaukėm į plačią nerį. Ten yra antrasis didysis Jonavos tiltas, vienas lankomiausių Jonavos objektų, antras po pirmojo tilto. Džiaugiamės dabar įplaukę į va tokio pločio upę. Aš perklausau, jūs mane matytumėt, nes čia labai veikti, kad nėra, daug viskas yra ramiau, akmenų taip pat nėra, vėjo nėra, tai vyrukai per naktį padirbę, labai gerai nuplaukė. O mes dabar tiesiog džiaugiamės, ilsimės, mes taip ir įsivaizduojam, kad atrodys plaukimas, kai mes sėdėm, šiek tiek parikuojam kaip aš dabar, tiesiog žaidžiam kortą, bet taip nebuvo. Tai stovim šiandien Jonavoj, visi kitą savaitę lyja, tai Jonavoj ir strateguosim, kaip čia geriau daryti. Mes Jonavoj, vaikinai užkandžiauja su nianais, vienas miega, nes visą naktį nemiegojęs, ruošiamės vakarui. Tai, žodžiu, pakalbėti, noriu šiek tiek papasakoti apie paskutinių 3 dienų plaukimą. Tai šiek tiek buvom mažai filmavom, nes nuo Vilniaus plaukiant nermi buvo daug akmenų, labai sunkus ruožas. Ir tiesiog visą laiką irklavom, dar nebuvom sustingavę procesų, kad neplaukė kaip kas, neturėjom jėgų, viską dėjome irklavimą. Sunkiausiai buvo akmenis ir tas visas vingiavimas. Dieną negalim plaukti, nes pučia vėjas labai ir viską, ką irkluojam, yra bevertiška, naktį irkluojam, bet reikia susirasti prieš tai vietą pamiegoti. Bet dabar iššokom į ritmą. Upė plati, kol kas neakmenuota, bus dar 2 ruožai. Dabar ilsimės, naktimis plaukiam. Tai liko dabar sunkiausia dalis prie Kauno pilies, labai yra seklu. Na ir dar vienas variantas yra pasienio ruožas. Ten žiūrėsime. Galbūt, kad išsikliausime daiktus ir plauksim tik su būtiniausiais. Nusprendėm keisti vairavimo būdą likusių plaukimo metu. Va, hebra eina pėsčiom ir vairuoja. Kita hebra šoka į kairę ir irgi mus. Plaukiam link Kauno, vakar trūko jėgų. Nieko beveik nedafilmavom, nes buvom labai pavargę. Stojom kažkokios stovyklavietės radom. Dabar daro valgyti klausiu. Šoferas. Nuvirs kiaušinius. A jau burbuliuoja klausyje? Bul. Tai koks šiandienas mūsų tikslas? Jurbarkas! Žodžiu, šiandien tikslas Kaunas. Navigatorius atliko savo darbą. Nami. Nami, mūsų nami. Iki Kauno miesto. Uždėk One Piece Ignai, čia nuotrauka. Iki Kauno miesto turėjom saugoti ir apsaugojo. Praplaukėm visokiausią dalį, tai čia buvo prie Kauno pilies, kur Paustas anksčiau plaukęs mums sakė, kad apsivertė, bet tikriausiai strigo ir be gaisrininkų pagalbos neišvarė. Atsiprašau. Taip. Ok, Ignai užbypink, tiesiog Tai padėjo labai padidės vandens lygis ir labai buvo stipri srovė, labai greit plaukiam. Ir buvo didžiausia baimė, kad dėsi mūsų kraštą, nes buvo, kaip čia parodyti, buvo toks posūkis. Ir mes, čia va šlaitas, o taip ėjo. Ir mes suėjom va taip ir galvojom, kad trenksimės, bet mūsų hebra atstūmė. Liudvikai, atsisuk. Liudvikas. Gelbėtas. Vienas irgi iš galo atstūmė. Vien riebalai. Liesas Vienas irgi iš galo atstūmė. Ir tada tiesiog praskridom labai gražiai ir viskas. Čia buvo sunkiausias ruožas. O ten pilis. Ten pilis, o kaip ten reikia daug irkluoti. Na ir greit prasidėjo Nemunas. Nu ir kaip mes dabar įtikli irkluoti? O tai ne čia Nemunas prasidėjo šitą? Prasidėjo Nemunas. O. Tai ką, mes einam irkluoti? Ate? Plaukiam Vilkiją. Ten labai gražiai atrodo Vilkijos bažnyčia. Per Nemuną ramu plaukti. Taip, 3 pamainom plaukiam, žiūrėjom. Vienas miega, Spukukas miega, Liudikas miega. Jeigu viskas gerai, šiandien vakarą turėtume siekti Jurbarką. Plauksime 24 valandas be perstojo. Ir būtų labai super. Nuovargio nesijaučia, nes išsimiegam. Žvejojam. Judam toliau ir toliau žiūrėjom. Iki. Čia taip atrodo mūsų pusryčiai.
Šiek tiek strigom, tai gal pasinaudosim progą. Pavalgysim, jadu. Nemuno dabar mūsų pagrindinės problemos yra iš tikrųjų, kas blogiau, kas yra neryt, tai yra mažas upės tėkmės greitis ir dambos. Tai kas žinote, dambos tai yra tokie išsikišimai į vidurį iš akmenų sudėlioti, kurie skirti potvynius laikyti ir labiau patvinti vidurį upės negu šonus. Ir problema yra tokia, kad jie mums labai trukdo. Sudaro taip išlenda ir srovė, kai eina, jinai taip ir užsisuka, daro tokį ratuką. Ir mes kaip plaukiam, jeigu užgautum tą srovą, mes ją dažniausiai užgaudom, jį mus neša į kairę, tada prisišvartuojam taip ir mes turim taip ratu sukti ir labai daug jėgų ant to išleidžiam. Tai dabar komandai prabalsavus šią naktį bandom plaukti, susiradom veiklą nuomą, šią naktį bandom plaukti dėl savo jėgų ir dėl savo ilgumo ties Rusijos pasienio, nes labai bijome, kad mūsų išneš į kairę pusę, tai yra į Rusijos sienos pusę, tai žiūrėsim kaip naktį plaukės, jeigu mums tas pats dalykas, tai tikriausiai nuomosimės variklį, montuosimės net gal ir vairalankės ir tada dėja, bet su varikliu važiuosime iki Rusijos. Tai tiek. Plaukiam dabar automagistralę. Aš mėgojau, kolegos sakė, kad tiesus kelias, dambas netrukdo. Tai galvojam, gal ne taip planuot kaip darėm, o damušti iki Jurbarko, iki rytojaus ryto. Ir tada Jurbarke pralaukti audrą ir pasiimti nuo Jurbarko varikliuką, kai tiesiog saugiai pravažiuoti pasienio ruožą. Nes pasienio ruožai mes turim pusę upės ir dar pusę upės dambos uždengia. Tai ten nenorim rizikuoti. Tai va dar pasitarsim ryte, bet kol kas gražiai plaukiam, dėts chebra judam. Tiek. O, labas. Kažkodėl mes turim vieną laivą ten. Ir per pusę upės ištiestą vamzdį. Ir šitas vamzdis yra ištiestas be jokių ženklų, be nieko. Ir aišku, mes jį pamatėm per vėlai, bandėme irtis ir neišsirėm. Dabar yra 4 ryto. Mes strigom čia, mes buvom labai gerų greičių, plaukėme iki Jurbarko. Dabar mes strigom čia, turim lauko laivo įgulą atsikels. Ir tada kažką daryt. Neįsivaizduojam ką, mus turėtų gal ištraukti. Užsidėjau stongą. Čia kaip ir tai atrodo visas laivas. Yra realiai pusė upės. Du plūdurai yra ten. Ten yra žalias plūduras. Yra raudonas plūduras. Na ir mes plaukiam tarp jų. Ir spėkit, ar mes spėjom pamatyti. Aišku, kad ne. Ir kai srovė mus nešė, mes jau nebegalėjom išsitiesti. Nežinau ką daryt. Išėjo žmogus, pasižiūrėjo mus, pažiūrėjo. Gal dar mėgo pusė 6 ryto. Laukiam toliau, kas kam atsiminės jiems. Nes mes negalėjom išjudinti, mes negalėjom, mes pamatėm tikrai. Aš tai va čia, aš mačiau dar, man čia kaip žolės atrodo. Taip. Šitie neišvaidinė. Atsišvartavom, kaip matėt prieš tai. Ačiū labai kolegoms, kurie pagelbėjo, bet neačiū jiem, kad be jokių ženklų mus taip paliko. Ruošimės dienos, kaip minimum, 24 valandų audrai. Čia bus mūsų horizontai. Mes ją turim išlaukti, nes tiesiog audra bus labai galinga, per kurią labai bus stiprus vėjas ir bus stiprus lietus, per kurią mums neįmanoma irkluoti. Tai mums reikia paruošti ne tik mūsų stovyklavietę, o generatorius jau apkamšytas, kad jam šilta būtų. Tai ne tik generatorius stovyklavietę, bet reikia paruošti ir mūsų plaustą. Tai mes dabar einam iš to plausto išrinkti kuo daugiau dalykų. Ir tada uždengiam viską prezentu, kad neparštų daiktai. Ir tada ruošiamės audrai. Jinai bus pas mus už 3-4 valandų. Tai pažiūrėsim, kaip tada mums seksis.